Nu ir ten, kur važiuojam? Važiuojam pas notarą, pagaliau pasirašyti galutinę sutartį. Avansai buvo sumokėti, preliminari pasirašyta, bet tempėm iki paskutinio notarinę sutartį, nes nereikia mokėti mokesčių. Darbų vadovais irgi susiderinti reikia laiko. Ir laimėjom šitiek laiko, dabar viskas paskutinė parašą. Ir atiduosim nemažą sumą notarui. Čia skaudžiausias variantas, aš norėčiau būti beveik irgi nuo notarų, nes kai pardavėm būstą, kainavo berods visi mokesčiai, kurie dalinamės pusiau apie 1200, tai dabar mums ta suma Vieniems bus. Nes Aš laikau čiurgas, kad galbūt pasakys iki 1000 eurų. Giedrė nėra tokia optimistė. Bet... Ne, nesu, nes ir turtas gal didesnė ta suma. Galutinai informuosim po to, kiek notarai gauna už sandorį nekilnojamo turto. Ir kokį pusvalandį darbo, nu gerai, valanda max. Nes realiai, mums taip atrodo, mums taip atrodo, kad tikrai nėra daug, nes vis tiek sutartys, tai jos šabloniškos yra, pakeisti vardą, pavardę, adresą, ten, tam tikras jo sutikrinti detalės, bet tam yra administratorės, o notaras tik ką, jisai tiesiog parašą uždės. Tai va, tai keliaujam, pasirašyti, gale Frėja kalba, Ula darželyje ir nekantrauja, žodžiu, viskas bus jau oficialiai. Valio, jau pasirašėm. Nuosprendį. Ir beveik nusipirkom iPhone'as, 1800 eurų. Notaro paslauga, šiaip kosmosėlis, bet ką darysi? Šiaip neteisybė yra. Jiem ar suforminti mažą būtų ar didelį, šiaip laiko tiek pat užima, bet kaina skiriasi. Šiaip jau, tikrai, bet nieko, fainas notaras, jaunas, ten pašnekėjom, bet žodžiu, jo, viskas gerai. Šiaip notaras labai fainas, rekomenduojame. Tai čia pagal savivaldybę? Valantėjus. Ne, jie, man atrodo, visur. Dabar lauks mūsų darbų vadovas atvažiuos, sakė, su meistrais apsižiūrėti, kaip ten ką daryti. Dar pasitvirtinam irgi vizualizaciją su Skaiste. Ir tada važiuojam rinktis medžiagas. Specialistų, tai jis galima su to specialistu pakomunikuoti, kai jis pradės čia dirbti, tai čia nais. Nes, pavyzdžiui, čia... Taip, tai čia dabar šitą sieną perdas ir garso izoliacija. Taip, aš pačiu sudėjus ant plokštą, pasiskaičiuoti kainą tos plokštės, man atrodo, ten gana brangi, reikia 13 centimetrų ten bus. Sienos su skydais susijungia be jokių siūlių. Ir yra dekoras, aš turiu atsivežus parodyti jums. Čia dar kaip ir mintis, jie klikai būna. Nu ten toksai, gaila, kad nieks nematė, aš neturiu pavyzdžio, kad taip ir net siūlės nelieka. Ir tada galima tuo pačiu HPL užklijuoti duris, užspausti ir mes turėsim kaip vizualią visiškai lygų. Ant tualeto, kad net nesijaučia, žinai, kiekvienas žmogus kažkoks kaip... Ta prasme, mes čia rekuperatorius į tualetą pasijungia į bakelį. Kad ten net nesuprastų. Va čia keisis labai daug viskas, ne? Kitoj pusėje tualetas bus. Tualetas, didžiausias iššūkis kitoj pusėje, nes... Jo, ir tada dar dušas, aš labai norėtųsi, kad dušas būtų panuodžia. Tai aš galvoju, kad tą dušą gal pavyktų net pajungti prie šito. Stiklo blokelį mačiau užuodžiu bus, ne? Jo, aš gal parodysiu vizualizacijas, kaip pasižiūrėt. Nes, ir va čia važiuokit, stiklo blokeliai ir mes neturim kaip čia vandens atvesti. Tai 10 cm bus siena, pačio ir per... Tai jo, arba grindim, vis tiek reikės įsitaužyti dušo trakui. Jeigu pavyks grindim, tai tada mes galėsim... Pažiūrėk, ta 10 cm. Jo, vamžiai, tai kriauklį, bet jeigu per... Bet šiaip nėra blogai, kad ir nuo žemės, nes tada gražiau susives blokeliai. Nes juos vis tiek prie pat grindų jeigu leisti. Jeigu turi tą... Mes pakabinsim nuo lubų ir į čia, tokį su... Kaip nešioti, čia mes gal... Tikėt, gal durų dar nuspręsti pavos. Bet tu greičiausiai taip bus. Gal su garso izoliacija. O, sąrašą pafilmuoti. Labai gerai. Čia gal mano raštas. O kada iš šiaip galėsim pradėti darbus jau? Tai papuolis važiuoju. Labai gerai. Ir kažkaip norėčiau gal... Ir būtų visai smagu nusistatyti sutarties terminą, bet kiek padaryti, nes šiaip... Per mėnesį. Dėl mūsų pačių, kad... Čia atrodo šitas projektas, kaip dabar pirmas tas įspūdis ir paskui eigoje dar matysiu. Šiaip viskas super, atrodo, man patinka, viskas kaip ir gerai, svarbu geri planai, viską įsigryninam. Kad jūs, žodžiu, kolaboracijos. Pasižiūrim, ar viskas įmanoma, ką norit ir dirbam. Ką?
Tai kaip tavo įspūdis apie, su darbų vadovu, kas vis tiek tu jau ne pirmą kartą, žinai, darbuojasi? Atrodo, viskas gerai ir sklandžiai bus. Tikrai. Kokie kondicionieriai? Yes. Na, tai dabar vizualizacijos, kol dar Freja miega. Iš karto paėjausiu, ko mes nematė, tai čia yra va tas dušas. Aha, taip. Tai va, čia vaidėjau žalę tokią plytelę ir čia būtų praustuvas iš plytelės. Ir apačiai nieko nebūtų, ar ne? Gerai. Dėl vietos. Dėl vietos. Mes va čia kažkągi susikrausim, ten rankšluosčius. Čia yra mėgama, nu ir čia va Giedrė va šitaip va. Ar šitas toks? Švelnesnis. Aha. Šitas veidrodis toks pakabinamas. Nu, čia bus fainas. Nematos, O iš kur dirbs nuotrauką? Ar nelabai neprivyko? O Dieve, aš matau vaikų kambarį. Dar ir tai, žinot, ne iki galo, bet turi klausimų jau. Aha. Va šitaip. Čia labai panašu, aš jau esu rodžius Taip. Gerai, fainai. Jisai kažkiek skleis, mes per visą negalime. Bet Ne, vis tiek KVC bus kažkas ant čia kojas matysis. Koks skirtumas? Bet čia mes rinksimės šitus blokelius ir vertinsime su blokelius, kaip jie Ryškumą turi jų. tonuoti ir panašiai. Tai, tu žodžiu, čia, nes klozetas čia bus. Vaidinu ir žiūrėjai, atsispindi, matosi. Matosi, tie va čia vestuvai iš tikrųjų. Nu, Patinka? tokie, man tie patinka. Brigadai reikia kažkaip nieko. Šiaip įdomu, gal mums tokio reikia, Giedrė, aš galvoju. Nežinau, tu galvoji? Dabar aš svarstau, ar mums tikrai reikalingas parketas, o galbūt Su vaikais. tokių profesionalų laminatų, nes čia rašo be plastiko, medienos pagrindų. Dabar laukime eilės, kol mus pakonsultuotų. Visi telefonai ateina be pakrovėjo galvutės. Labai geras sprendimas, kad tiesiai kabelį jungiam į rozetę. Tai aš ir galvoju, kad būtų ir USB, ir USB-C. Tai požeminis parkingas, atvažiuoju su elektromobiliu pasikrauti daugiau. O, iškart medis labai švelnus, labai patogas. Skaistė, kažkas panašias mums papaišė vizualizacijose. Sušaušiu. Aš jau net galvoju, pjaukai nesąmonė. Čia pačios yra talpa, Inovatyvios yra pjauna ta technologija kem 5 laipsnių kampu, visiškai nebijo karščio. Galit Jau važiuojam iš Vilniaus po parodos, tai pilni įspūdžių, labai visko daug. Kažkaip net iš pradžių nesitikėjau, nes kaip ir negirdėta ta paroda, bet tikrai nemažai susipažinom, nemažai pakalbėjom, nemažai naujovių atradom. Tenis galbūt gali dabar pakomentuoti šiek tiek, nes tikrai jisai nemažai su daug ko kalbėjo, kaip pavyzdys apie įkrovimo stotelės. Taip, įkrovimo stotelė, kas labai aktualu mums turbūt visiems, kad parama galioja maždaug iki vasaros vidurio. Realiai stotelę galima gauti nemokamai, valstybė tai kompensuoja, ES pinigais. Taip pat aktualu buvo grindys man, noriu patvarumo, noriu ilgamžiškumo ir noriu parketą, bet aš bijau, kad vaikai kažką numes
kad nebūtų griovelių. Tai yra tarpinis variantas, kurį nusintėm dizaineriai, dar nieko nepasakojam. Galbūt mažai girdėtas Lietuvoje variantas bus. Tai laukiam patvirtinimo, ar tinka. Ir iš manęs reikia patvirtinti. Taip, ir iš žmonos, bet grindys nesiskiria, medis yra medis. Tai apie medį mes vis tiek kalbėsime, ne? Su jungikliais pakalbėjom apie namų, čia būsto išmanius įvairius sprendimus. Aišku, mes tų labai išmanių sprendimų nedarysim. Esmė yra kokia. Geriausia yra turėti viso ko brėžinius, viso ko išplanavimus, kiek ko reikės, kur kas tam stovės, kaip kas viskas, žodžiu, išpaišyta, išbrėžta, tada nusiųsti jiems elektroniniu paštu ir jie mums tada galėtų pateikti tikslų pasiūlymą. Tai va, ir realiai, ką dauguma sakė, kad vos nereikėtų dabar jau pradėti siūsti visas užklausas, nes vis tiek užtrunka gamyba, užtrunka užsakymas. Mūsų dizainerė sakė, dabar nei vienas salonas, nei vienas gamintojas, bet nuo plytelių iki grindų, iki panašaus, beveik nieko nesandėliuoja. Reiškia, viską užtrunka užsakymą, dėl to jau reikia užsakinėti, jeigu mes norime rugsėjo mėnesiui keltis į namus. Toks planas, pirminis optimistinis, tai aš laikau čiurkas. Paskutiniai, su kuriais kontaktavom ir bendravom, tai žmonės, kurie dirba su akmeniu, mes svarstom apie granitą, tai papasakojo ten visus niuansus. Akmenį galvojame dėti salos paviršius, virtuvės paviršius ir abiejose santmazguose, kur kriauklės. Tai norisi to vientisumo, bet norisi ir tų natūralių medžiagų. Tai grindys medis ir stalviršiai visi akmuo. O ūlai parvežam lauktuvių saldainių krūvą. Mažoji miega, labai puikiai išbuvo. Gaila, kad negalėjom aplankyti kitų vietų Vilniui. Suplanuosim dar kitą kelionę į Vilnių greitu metu, nes Skaistė interjero mūsų dizainerė paliepė, kad jau turim daryti sprendimus, jeigu norim greitai įsirengti ir greitai, kad viskas vyktų. Tai va, tai viskas. Jeigu patiko mūsų šitas video, paspauskit laiką, pasubscribinkit. Taip mes matom, kad jums patinka ir stengsime sukurti dar daugiau įdomesnio turinio. Iki!